Kai jos visus tekės, į kiekvieną darželį patupdžiau po gegutę, tai smagu bus mergaitėms, kai jos visos kukuos. Taigi, Liucija, pomidorai atrodo ta daržovė, apie kurią viską žinome, ar ne? Tačiau šiame pasaulyje yra tiek naujovių, tiek įdomybių, visas norisi išbandyti, norisi savo atsirinkti ir skaniausias, ir pagal spalvą, ir pagal dėrėjimo laiką. Tai Liucija, kaip nepasiklysti? Ir pasakykit, ar iš tiesų Lietuva išprotėjus dėl pomidorų veislių? Iš ties Lietuva yra išprotėjus dėl pomidorų veislių. Jeigu mes pasižiūrėsime, kas darosi socialiniuose tinkluose, kiek tam skiriama dėmesio, laiko, pastangų, dalintis, pasakoti, tai ir mes šiandieną esame pomidorų šiltnamyje ir turime ką parodyti, todėl aš labai noriu pasidžiaugti tuo derliumi, kuris šiandieną užaugo ir pristatyti jaučio širdies tipo pomidorų veislės. Tai yra tuos didelius, labai skanius pomidorus. Pristatysiu aš tiek ankstyvas veislės, tiek vėlyvas veislės. Šiandieną mes turime rugpjūčio mėnesį ir turime štai tokį nuostabų pomidorų derlių. Ne tik pomidorus noriu pristatyti, noriu truputėlį galbūt papasakoti trumpai apie pačią auginimo technologiją, nes tai, ką mes padarėme šiais metais, tai nedarėme dar nei vienais. Auginame pomidorus atvertame polietilieninėme šiltnamyje. Naudojame tokias konstrukcijas. Atrodo, pomidorų krūmas labai tankus, bet čia yra susodinti 4 daigai ir sujungti į vieną. Štai gal čia galėtumėm užmesti akį, tiesiog šalia irgi yra kitos pomidorų veislės ir gali matyti vizualiai, kas tai yra. Tai yra štai tokia konstrukcija, surišta ir prie kiekvieno iš stiebų yra pasodintas pomidorų daigas ir jie yra suformuoti. Giliai į žemę ta konstrukcija įleista yra? Taip, giliai, priklausomai nuo veislės, nes derlius, kaip matote, yra gausus, ta konstrukcija turi išlaikyti derlių. Dar ką norėčiau pasakyti apie patį polietileną, kuris naudojama šitame šiltnamyje. Kaip žinote, pomidorams reikalinga šviesa. Šviesa mums visada asocijuojasi su saulė. Bet saulė pomidorams nėra geras draugas, nes, vadinkime, gali apdeginti pačius vaisius, pačius augalus, tai mes naudojame tokią pritemdytą polietileninę plėvelę. Taigi stikliniuose šiltnamiuose nepatartumėte auginti, ar vis tik tai reikia organizuoti šiek tiek priedangas? Reikia organizuoti šiek tiek priedangas, geriausiai tai būtų naudoti kalkes, kalkinti stiklus, jeigu iš tikrųjų turime to saulės. Arba agrodangą? Galima, jeigu čia prikabintumėm, Liucija, agrodangą virš? Galime naudoti ir agrodangą, tik tai aš noriu pasakyti, kad saulė ir šviesa yra du skirtingi supratimai. Tai tiesioginiai saulės spinduliai, vadinkime, susidarim su problema, laistome, gali pradeginti lapus ir žodžiu visokie kitokie reikalai. O dabar selekcininkų sukurtos jaučio širdies tipo veislės, kurios išsiskiria savo dydžiu, skoninėmis savybėmis ir derliumi. Dar svarbu paminėti, kad nuo šių veislių pomidorų krūmų nuo padėrėjimo nė karto nebuvo skintas derlius, todėl matysite, kokį gausų derlių užaugina kiekviena veislė. Išskirtinis reportažas su laidos konsultante Liucija Kunigiškytė iš parduotuvių tinklo Žalia stotelė bandymų laukų. Mes turime pomidorų hibridą, ankstyvą pomidorų hibridą, Gourmandiją ir štai tokie gražūs vaisiai. Tokie gražūs vaisiai, tokie skanus. Na, truputėlį mes turėjome nepalankės auginimo sąlygas, šaltas naktis ir karštą temperatūrą dienos metu ir nenaudojame jokių cheminių tiek augalų apsaugos priemonių, tiek cheminių trąšų. Tai dabar kalbant apie šitą pomidorų hibridą, tai jisai pasižymi tuo, kad yra štai tokie dideli vaisiai, ant vienos kekės jų yra 4-5, dera gausiai, labai skanus vaisiai. Prapjausiu pomidorą ir parodysiu, koksai yra šito pomidoro vidus ir dėl ko mes jį norėjome auginti. Tadam! 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 Štai toks gražus pomidoras. Norėtųsi ir pasverti. Mes svėrėme jisai apie 400 gramų vidutiniškai. Štai Aušra, paskanaukite.
Labai saldus. Jeigu pasižiūrėsime, kaip atrodo ant kekės, man nepavyko nuskinti pilnos kekės, bet ant kekės yra 3-4 vaisiai, na, kaip matote, aš minėjau tas nepalankės auginimo sąlygas, tai, na, truputį matosi, bet vis tiek vaisiai yra puikus, skanus. Jeigu kalbant apie jaučio širdies tipo veislės, reikia žinoti, kad jos skirto šviežiam vartojimui, sriubų gamybai, padažų gamybai, sultims. Tai yra plonasieniai, labai jų plona odelė ir jie nėra transportabilus. Tiesiog reikia žinoti, kad jų negalima ilgai laikyti, jų negalima vežti už kelių šimtų kilometrų draugams, nes reikia vežti tiesiog labai atsargiai juos. Labai gurmaniški, skanūs, čia ir dabar mėgautis. Taip, įsiskynus. Taip. Suvalgyti visą pomidorą iš karto, jeigu jį galite, 400 gramų. Gormasan. Viena iš naujesnių mūsų veislių. Tie, kas augino ar tie, kas ruošiasi auginti, tai tikrai paskatyčiau tai daryti, nes tai yra unikalūs pomidorai dėl savo skonio, dėl savo išvaizdos, dėl savo formos. Štai laikau rankose. Geltonas su tokiom oranžiniam ryškiom juostom. Be galo skanus pomidoras. Ankstyva hibridinė veislė, kai kurie vaisiai pas mus jau gerokai pernokė, bet mes tiesiog norėjom parodyti visus vaisius, kuriuos šitas pomidoras užaugina. Noriu parodyti vaisiaus vidų ir pasakyti, kad pomidorai sveria nuo 200 iki 600 gramų vienas ir štai tokie jie yra viduje. Veislė netransportabili, labai skani. Jeigu norite kažkam tai vežti dovanų, tai pomidorai sunoks, jeigu juos nuskinsite tokius ir po keletos dienų šiltoje patalpoje jie bus štai tokie. Tai yra tipiška Gormasan hibridinė forma, ypatinga spalvų gama ir ypatingas skonis. Labai skanūs pomidorai. Tai, Liusija, matome įtrūkimų ant pomidorų. Žinoma, čia jie mūsų labai ilgai laukia, kad parodytumėm visą tą derliaus dydį. Jie nebuvo skinami, reikia pasakyti. Ir tie įtrūkimai jau yra pernokosio pomidoro požymis. Ar dar kažkokios priežastys? Ir pernokosio pomidoro požymis, ir temperatūrų kaitos požymis, kai kito labai stipriai temperatūra dienos ir nakties. Ir tai, kad mes nenaudojame jokių cheminių augalų apsaugos priemonių. Mes matome pirmuosius ligų pradus, bet tai net ir esant nepalankioms auginimo sąlygoms, nenaudojant cheminio augalų apsaugos priemonių, mes turime puikų derlių. Tai vėlgi aš paraginčiau taip, jeigu auginame savo šeimai, rinktis organinės augalų apsaugos priemonės ir nenaudoti cheminių ir turėti štai tokį derlių. Na ir dar vieną didelę pomidorų veislę noriu pristatyti, tai yra pomidorai dideli, gražūs, sveriantys 700 gramų vienas vaisius ir aš turiu rankose Rosa de Barbastro. Ne tik forma, ne tik dydis, bet ir spalva yra išskirtinė šitų pomidorų. Jie yra šviesiai tokios rausvos spalvos, nėra to ryškaus tokio raudonumo. Ir kalbant apie ankstyvumą, tai yra truputį vėlyvesnė veislė. Matote, dalis derliaus jau yra sunokusio, dalis dar noksta. Ta patį mes matome ir čia. Čia greičiausiai didžiausia mūsų matyta yra pomidorų veislė mūsų laidoje rodyta. Taip galvoju, Aušra, jeigu mes paskaičiuosime, kad ant vienos kekės mes turime 5 pomidorus ir jie sveria 700 gramų vienas, tai jau mes turime 3,5 kilogramo. Tik dėka šitų atramų jie išsilaiko nenulūžę. Na ir dar priminsiu, 4 augalai yra susodinti, šiandien yra rugpjūčio vidurys, mes jau nupjovę viršūnę ir tikimės, kad visas šitas derlius sunoks. Štai taip atrodo pomidoras, nupjovus jo vieną nedidelį šonelį. 700 gramų, Rosa de Barbastro, vidutinio vėlyvumo, veislė labai skani. Tai Liusija, čia naujiena? Antri metai mes turime šitą pomidorų veislę, pernai metais buvo pirmi metai, tie, kas auginote Rosa de Barbastro, tai galite pasidalinti savo įspūdžiais, o tie, kas neaugino, tai jeigu tikrai mėgstate didelius pomidorus, salotoms, šaltstriubėms, tai Rosa de Barbastro puikiai veislė, kaip minėjau, nėra ta ryški raudona spalva, jinai yra tokia pritemdyta rausva, bet įspūdingi pomidorai, dideli, plona odelė, labai skanu.
Toliau tęsame specialų į reportažą iš parduotuvių tinklo Žalia stotelė bandymų laukų, kur pernai metais buvo auginamos jaučio širdies tipo pomidorų veislės. Šie pomidorai gali užaugti iki 0,5 kilogramo ir daugiau. Jie yra dailūs, skanūs, tačiau nėra transportabilūs, todėl tinka šviežiam vartojimui, sako mūsų laidos konsultantė Liucija Kunigiškytė. Liucija, vieni pomidorai išsiskiria saldumu, kiti galbūt rūgštesni. Žinoma, dar įvairiomis ir formomis. Bet kai paragavom šitų pomidorų, tai jie išsiskiria turintys labai daug skoninių savybių. Tarsi ir duonelę jaučiam, tarsi ir dešrytę jaučiam tą lietuvišką skanę, valgydami vieną pomidorą. Tai yra neįtikėtina. Iš tikrųjų, Aušra, bet jūs nepaminėjote dar, pomidoras vyriškos giminės, bet pomidorams irgi labai svarbu skoninės savybės, bet labai svarbu ir grožis. Jeigu jūs pasižiūrėsite į šitą pomidorą, tiesiog jisai yra ypatingo grožio. Veislė širokė, išskirtiniai pomidorai, tamstus tokie, pereinantis į tokį raudonumą, keičiasi spalva. Aš specialiai nuskyniau štai šitą pomidorą ir šituos pomidorus, kurie dar nėra pilnai sunokę. Veislė širokė, kaip pastebėjome, šitą pomidorų veislė užaugina pirmą didesnį pomidorą, vėliau jisai dera štai tokio dydžio pomidorais. Vat žiūrėkite, kokie kekė. Vat optimalus jos dydis yra šitas. O jeigu kalbant apie skonį, grožį, parodysiu aš iš tikrųjų, kad tai yra ne tik gražu išorėje, bet ir viduje. Štai taip plona odelė, sultingas pomidoras. Ir štai taip atrodo jisai viduje. Labai skanus. Kaip Aušra ir sakė, duona, saldumas, aromatas, iš ties labai tokia subtili konsistencija. Tai tom šaltstriubėm, šita veislė duos tokio tamsumo, kas mėgsta tas tamsesnės sultis, ar šaltstriubės, o riekėmis ant duonos. Pasaka. Širokė veislė, viena iš naujesnių mūsų veislių, kaip ir minėjau, verta ją turėti tie raudoni pomidorai ilgainiui tampa mums tokie nuobodus. Tai va šita spalva, šitas skonis tiesiog yra pageidautinas kiekvieno save gerbiančio daržininko šiltnamyje. Jie puikiai auga lauke šiltą vasarą. Rankose turiu avietinį hibridą. Mama Rosa, štai tokie vienodi, labai gražūs vaisiai. Subręsta beveik vienu metu ir jaučio širdies tipo pomidorai ir sveria jie apie 200-300 gramų vienas. Labai kokybiškas derlius, labai vienodi pomidorai. Noksta, kaip matote, laipsniškai, nuo jau pirmosios kekės sunokė ir beliko sunokti 4 paskutiniam kekėm ir turėsime ant vieno augalo 8 kekės Mama Rosa hibrido. Taip, ar jie vėlyvieji, ar jie vidutinio vėlyvumo, kaip? Vidutiniškai ankstyvi. Vidutiniškai ankstyvi. Taip, o kurie iš šitų pomidorų galbūt yra vėlyvi, kurie ankstyvi? Širokė yra vėlyvesni, Mama Rosa yra vidutinio ankstyvumo, bet pomidoro ankstyvumas skiriasi 5 dienomis. Tai irgi turi reikšmės, bet viską lemia sodinimo į lauką daigų galimybė, auginimo vieta ir saulė virš mūsų galvų. Ir dar vienus pomidorus noriu jums parodyti, tai Yellow River, tiesiog tokia geltonų pomidorų upė. Galbūt veislės pavadinimas ir nusako. Tai nėra jaučio širdies tipas, tai yra saladetė tipas. Štai tokie pailgi pomidorai, bet negalėjome mes neparodyti jų kaip labai gražių, skanių, neaukštų pomidorų tie, kas nori, ir be galo gausiai derančių. Liucija, aš dar norėčiau grįžti prie tipo. Ką šis tipas reiškia? Saladetė tipas. Tai štai tokio tipo pomidorai. Pailgi, briaunuoti, štai va toks tipas ir pasibaigia tokia rozetė. Ir žiūrim, ką turim viduje, kieti pomidorai, štai tokie geltoni citrininiai, nedaug sėklų. Turėtų patikti tie, kas mėgsta, yra fanai žemaūgių pomidorų, geltonų. Priminsiu, 4 pomidorai surišti į vieną krūvelę. Nuskinsiu kekę, parodysiu kiek ant kekės. Tai Liucija vėlgi jau yra transportabilūs, jau galima auginti ir didesniais kiekiais. Taip, skinu kekę. Taip, kaip sakoma, štai tokie kekė sunoksta vienu metu.
Aš turiu galvoj, pardavimui galima auginti, tai gali būti pramoninė veislė. Gali būti pramoninis hybridas atsparus ligoms, kaip matote, augalai galbūt mažiausiai pažeisti ligos, sunoksta vienu metu ir dar kas yra labai gerai, tai jie nusiskina, tai va štai taip lengvai, tokie gražūs pomidorai. 70-80 gramų sveria vienas vaisius.